Sveiki, sveiki, labas vakaras. Sveiki, ketvirtadienį vėl. Noriu jūsų paklausti, ar kas žiūri, kas stebite, ar gerai girdisi ir ar geras vaizdas. Sveiki, sveiki, stebintiems visiems. Laukiu šiek tiek dar daugiau besijungiančių, kad kuo daugiau jūsų išgirstų, pasisveikintų, girdėti ir matyti, rašo Neringa. Labas vakaras. Na ir vėl ketvirtadienis, ar ne? Ir tai tapo jau tradicija susitikti kiekvieną ketvirtadienį 20 valandą. Nes labai įdomu mums pasikalbėti apie mezgimą, įvairias priemonės, visokiausius reikalus, svarbius klausimus, ar ne? Ir sveiki, sveiki. Taip, tai aprodysiu naujienas, mezginius, pasidalinsiu tendencijomis, atsakysiu jūsų klausimus. Taip, atvyko pas mus ir naujienų gražių parodysiu, vėliau parodysiu, aptarsiu gražius, labai gražius, lyg dailininko nutapytus Manos Marina siūlus iš Urugvajaus. Ir parodysiu, kaip megzti skarą. Tai va, na ir labai gera matyti, kad jūs vis daugiau jungiatės ir kad toks didelis būrys dalyvauja kiekvieną ketvirtadienį laidose. Ir tiesa, norėjau labai padėkoti už jūsų budrumą, už jūsų pastabumą ir tuo, kad dalinatės iš karto, jeigu pastebite įvairiausius dalykus, tarkim, kad sukurta netikra anketa siūlydamos ar ne, ir jūs rašote, žiūrėkite, ar čia tikra ar netikra, kas čia vyksta ir taip toliau. Ir man labai smagu, kad jūs dalinatės ir noriu jums padėkoti. Sveiki, sveiki, mūsų vis daugiau. Ir taip, tai va, vėl ketvirtadienis. Sveiki, sveiki, matau ir tų pačių veidų, ir naujų veidų matau. Na ką, po truputį pristatysiu naujienas. O naujienų tai turim kokių spalvų, kokių čia mes prekių mezgimo. Tai va, tai ką, po truputį ar nepradedu, noriu parodyti jums Drops Melody. Tai tokie stori pūkuotukai, kurių kolekcija pasipildė naujomis spalvomis. Gražios labai. Parodysiu tuoj Drops Melody 23 spalva, tokia pudra, tokia lyg rusva ir lyg rožinė, nesuprasi, bet labai graži. Ir daugam tinkanti. Dar viena spalva, atvykusi pas mus 24 smėlinė, tokia graži, ar ne? Smėlio beje spalva dažniausiai būna išparduota. Matyt dėl to, kad jinai yra, populiari ir derinti net nereikia, ar ne? Prie daug ko tinka. Sveiki, sveiki, kiek rašančių. Na, dar viena Drops Melody naujiena, kuri šiandien atvyko į mūsų studiją. Tai pistacijų spalva. Jos kodas yra 26. Ir tai parodysiu. Kas jau mezgate, tai tikrai galit pasiplanuoti. Kam patiko šis siūlas, galit pasiplanuoti kalėdinius mezginius, ar ne, kažkokias dovanas. Na ir dar viena tokia lyg persiko, persikėlės, 25 spalva. Štai. Ir visos jos kažkaip kartu labai gražiai dera. Tai Drops Melody pūkuotukai. Kam įdomu, keliaukite į Drops lentyną, Drops Melody. Siūlai turėtų būti jau sukelti. Na ką, dargi nauja spalva. Judita labai domėjosi, klausė, kada gausit, kada sulauksit.
Drops Baby Merino, tai yra 59. Tokios trūko spalvos, labai plati kolekcija Drops Baby Merino vilnelės, bet tokios rusvos ir nebuvo, ar ne? Labai tinka ir kūdikėliams. Tokia smėlinė, graži, švari, švelni ir berniukams ir mergaitėms galima mėgsti spalva. Kas dar? Taigi, Drops Cotton Merino. Merino ir medvilnės kolekcija taip pat turi 4 naujas spalvas, jūs įsivaizduojat? Taip, ir visas jas parodysiu dabar. Žalia 37 spalva. Šiek tiek tokio melanžo, matot, yra, ar ne? Ji yra gan ryški spalva. Ir siūlai tokie švelnučiai. Tai vat kas nenori absoliučiai jokio to kutenimo, to plaukelio atsikišusio, kuris bakst ar negali kutenti, tai šie siūlai yra jūsų vaikams, jūsų vyrams ir jums puikus pasirinkimas. Na, jie nėra labai šilti, nes vis dėlto yra vadinama mano pusmedvilnė, ne? Nes yra, taip, patikslinsiu sudėtį taip, 50% merino vilna ir 50% medvilnės. Nu, labai skani, graži spalva, tokia kalėdinė man, rožinė nauja spalva, 36. Štai kokia graži, ar ne? Irgi tokio melanžo turi, ar ne? Melanžinė spalva. Taip, labai panaši buvo garstyčia. Tai garstyčia 34, čia ne garstyčia, čia vanilė. Irgi labai tinka su visomis ir macheromis ir taip toliau, gal va šitą per šviesi reiktų paieškoti derinių. Dar viena graži Drops Cotton Merino. 32 spalva, tai yra pistacijos. Tai va štai, kiek daug gražių naujienų atkeliavo iš Drops. Štai, pastačiau bokštą, 4 spalvos naujos. Nuostabu. Taip, dar kokios naujienos. Na, dabar, nors ir ne medvilnės sezonas, ar ne, bet, na, Dropsai tikrai išleidžia, papildo ir medvilnės kolekcijos spalvas. Naujos, kaip čia gražiai sudėti, Drops Paris spalvos, levandų ir 2 mėlynos spalvos. Na, iš jų galima bet ką, ir kilimėlius galima nerti, ir tašes, ir rankinės, ir netgi merginos mezgė savo tunikas, megztukus iš medvilnės. Na ką, o čia atspėkit, kas čia per siūlai. Ar atspėsite, kokie čia siūlai? Parašykit. O aš, kol lauksiu jūsų atsakymų, paskaitysiu, ką jūs rašote ir ko klausite. Koks metražas šių siūlų? Irena, jūs tikriausiai klausite apie Drops Cotton Merino, apie šiuos, ar ne? Tai metražas yra labai geras, toks nei per ploni, nei per stori. Ir patikslinsiu, čia dabar viską sutalpinti į rankas. Taip, 4 numerio virbalais rekomenduoja megzti. Ir metražas yra 50 gramų, 110 metrų. Va, iš Paryžiaus mezgė Oksana sukneles, super gavosi. Matau, kad rašote, yra ir neteisingų atsakymų, yra ir teisingų atsakymų. Taip, tai čia yra naujos spalvos Brushed Alpaca Silk. Matot? Ir šiek tiek nusivyliau, gavom siuntą, sakau, taigi turi būti ar ne 7 naujos spalvos. Tai va, ne visas gavome, matyt, jau nebeužteko ir nespėja išleisti naujas spalvas ar ne, naujų spalvų, o jau ir nebegalime gauti ir pasiūlyti jums. Taip. Išmeskite mane iš grupės, baigiu akis išvarvinti, kokios spalvos, kokie siūlai, pavasarį gėlės, dabar siūlai. Taip, labai dabar geras metas yra megzti, užsiimti rankdarbiais. Tai štai gavome, na vis tiek džiugu, kad gavome tas 4 spalvas, aš jas iš arčiau parodysiu jums.
kaip ir Macheros Kit Silk, ar ne, dropsų, ir Drops A, ir Nordai išleista buvo violetinė tokia graži levandų spalva. Tai labai smagu, kad Brush Alpaca Silk irgi turės 34 labai gražią alyvinę tokią spalvą. Dar viena spalva, taip pat pistacijų. Labai gerai, kai galima tarpusavyje derinti, ar ne, kelias kolekcijas ir sukurti kažką įdomaus. Tai pistacijų spalva yra 33 numeriukas. Na, o čia tokia šilta persiko, 37. Labai primena kažką man labai primena, bet dabar nepasakysiu, ką man primena šita spalva. Ir dar labai graži ruda, lyg šokoladas. Numeris 38. Tai va, kas laukėt kažko įdomaus, neradot spalvų, tai dabar, manau, tikiuosi, kad jau galėsit čiupti ir megzti. Tai va, ką aprodžiau, kas gautos naujos su siūlais. Na, o labas vakaras, siūlų dama. Man Messengeryje vykstant tiesioginiai transliacijai pasiūlė dalyvauti dar viename konkurse. Taip, mes siūlome jums ir kviečiame Mezgu juodai konkurse sudalyvauti, kurio prizas yra 20 eurų, 5 žmonės. Kitą ketvirtadienį išrinksime, aš vadinu juodai ketvirtadienį, išrinksime 5 laiminguosius. Tai dalyvaukite, tikrai drąsiai dalyvaukite. Na ir ką, aprodžiau siūlus, ar ne? Ir dabar dar noriu parodyti jums tokią vieną įdomybę. Keliaujančioms mezgėjoms, tai yra mezgėjos daktarės krepšys, kaip aš vadinu, bet jis toks lagaminas lyg, tai žinokit, ir telpa ne tik čia siūlai ir virbalai. Matot, koks jis didelis yra, ar ne? Va, toks ir storas, ir didelis. Ir pabandysiu aš jį jums parodyti iš vidaus. Nes internete, ar ne, šiek tiek nelabai gal ir matosi jums tas įspūdis. Tai va. Kaip čia dabar sutraukiam. Taip. Ir ar gerai atidariau? Gerai atidariau, taip kaip reikia. Štai, mano lagaminas yra pilnas siūlų. O čia siūlai labai smagus, labai gražus, norvegiškus raštus tik mezga. Kojinėms megzti, ar ne? Čia yra Prolana kompanijos Fjord siūlai kojinėms. Vienas kamaliukas ir turite labai gražiai išmargintas kojines. Čia tarp kitko. Na, o lagamine tikrai daug telpa, labai talpus, didelis. Tilps tikrai kažkoks ir megztukas pradėtas megzti. Ir taip. Na ir dar žiūrėkit, kokia vieta, dvi kišenėlės yra susidėti jums žirklutėms, liniuotėlėms, visokiausiams smulkmenoms. Čia ir vašeliai galite įsimesti, ir vašelius, ir prisukamus virbalus, ar ne. Čia gali tilpti ir koininiai virbalai tam tikrų dydžių, ir ilgieji netgi virbalai. Vidus yra toks labai gražus švelnus barchatinis. Labai malonu liesti. Ir toks paviršius lyg džinso spalva. Na žodžiu, užsitraukiam ir keliaujam. Ar į atostogas, ar kažkur. Tai labai gera dovana mezgėjai, kas galvojat iš anksto jau apie kalėdas, šventes, ar netgi gal gimtadienis kieno nors, ar ne, ar lapkritį, ar gruodžio mėnesį. Labai geras pasirinkimas, labai gera dovana, kai nežinot, ką dovanoti. Taip, kas daugiau pas mus? Naujienos, taip, ne naujiena, bet sugrįžusi prekė, kuri buvo išparduota, tai noriu tik tiesiog jūs informuoti ir aprodyti iš arčiau. Drops medinių virbalų rinkinys. Tai yra toks tamsesnis, ar ne, tamsesnių virbalų rinkinys.
lyg mėlynų, elektrinių, lyg rudų atspalvių matosi virbalai mediniai, beržo mediena. Tai yra paprastas rinkinukas ir dabar tokiam, ar ne, sudėta, sukaišiota lyg popierėlyje, bet viduje dar yra vat toks dėkliukas, kuriame galima susidėti ir laikyti tame dėkliuke virbalus antgalius. Yra 4 valai. Tik tiek, kad aš pasižiūrėjau, valai yra nerotaciniai čia šitame rinkinuke. 4 valai. Tai va, nuo 3,5 iki 8 dydžio. Nu, toks einamiausi dydžiai. 8 vienetai. Štai susidėjau viską, ar ne, į piniginę, plona. Ir turiu dar vienas irgi. Nu, mėgstat jūs labai tos rinkinukus. Tai yra metaliniai, blizgus jau ypač slidus. Kam reikia? Taip. Matot, koks išvytintis, blizgantis virbalai prisukami. Taip pat 8 dydžiai, nuo 3,5 iki 8 numerio. Ir 4 valai, stabdžiukai ir visos kitos smulkmenos, rakteliai, antgaliukai. Tai va, jau pas mus. Taip pat mezgančioms kojines yra nauji rinkinukai. Tiesa, turime dar ir senų rinkinukų, jie bus senuose įpakavimuose. Tai matysite, yra elektroninėje parduotuvėje, kokį norite. Matot vienokį seno modelio, matot naują modelio, rinkitės į valias, kokio tik jums reikia. Štai yra 15 cm, jie dabar yra naujose pakuotėse. Na, o 20 cm yra va tokie, matot, irgi tokia plokštelė, tokia kartoninė aptrukta medžiagėle. Ir yra 2,5, 3 dydis, tikrai kojinėms, kepurėms, va, šičia storesni. Ar turite virbalų 1 arba 1,25? Asta turime, man atrodo, yra koininiai karboniniai. Knit-Pro Carbons, man atrodo, yra tokio dydžio virbalų. Tai va, žodžiu, jau rodžiau Zing vašelių, ar ne, seriją. Tai tokia pati rožinė piniginė, delninė ir visa kolekcija Zingų yra tokia pati. Taip, dar viena naujiena. Jau smagu, kad žiūrite ir storius stebite, ir klausėte, ir rašote. Tai va, story dalinausi šią sidabrinę dėžutę. Ir buvau sulaukusi klausimų, praeitą savaitę, man atrodo, klausėt, sako, reikia rinkinuko Melodies of Life. Ar dar turėsit, nes iš tikrųjų vis rašo, neturime pas mus, ar ne, tai juodų su gražiu pianinu nupieštu, ar ne, klaviatūra pianino jau nebebus, yra sukurtos naujos dėžutės, kurią vat vieną jų galiu parodyti ir jums. Tai priekis čia, matot, jau iš karto jos yra tos dėžutės jau didesnės, kaip jau įsigijat, jau renkatės, ta prasme, tai jūs jau vis tiek matot, kur va toks, ar ne, mažiukas rinkinys, nors realiai virbalų panašiai būna juose, plius minus, ar ne. Ir štai, labai gražus, spalvotas, kelia nuotaiką, kiekvienas virbalas, kiekvienas dydis turi savo spalvą. Kažkada, kai buvo išleisti Zingai, atsimenu, klausdavot, man reikia 3 numerio virbalo, bet elektrinės spalvos, sakau, mes negaminam. Jeigu elektrinė spalva, tai ji ir bus 8 numeris, daugiau, nu, kitų spalvų nėra, ta prasme, ar ne? Tai taip, išsiima irgi tokia vat plokštelė. Ji tokia yra švelnutė, barchatinė ir mes viduje matome piniginę.
O kas dabar toje piniginėje yra? Oi, va, matot, mezginio akių laikikliai. Tai čia jie yra tokie patys kaip dropsų, nors firma kita. Tai parodysiu iš arčiau. Taip, labai patogus yra. Buvo net pas mane pieštukiniai, žinokit, va, didelis toks pat naudojamas karts nuo karto. Tai labai reikalingi tokie priedai mezgime. Ir adatos, vilnai, mezginių sujungimui, susiuvimui. Ir čia yra jau rotaciniai valai, kurie tikrai sukuria tą lengvesnį mezgimą. Kiek čia tų valų turime? 4. Man atrodo, čia yra standartiškai 60-ukas, 80-ukas ir 100-ukas. Na ir visokie aksesuarai, smulkmenos. Tai čia bus sujungėjai, man atrodo, rakteliai ir stabdžiukai, ar ne? Na tai va, toks įdomus šis rinkinukas Zingu. Tai čia irgi kalėdoms, kas dar neturi rinkinių, apie juos svajoja. Tai va, aprodau. Taip, ir tikriausiai tokios mūsų naujienos šį ketvirtadienį. Tikiuosi, kitą ketvirtadienį aš jums parodysiu dar kažką įdomaus. Na ką, ir mūsų naujienos tokios. Na, o tema mūsų Manos Marina siūlai. Dėl ko aš norėjau juos dar kartą prisiminti, aptarti. Už mano nugaros yra mano skara didelė, kuris susilaukia tikrai labai daug susidomėjimo, galiu pasakyti taip ar ne, tai ir gavom tikrai nemažai spalvų naujų iš šių siūlų. Ir norėčiau aš juos jums parodyti. Taip, na ir bet kurį dabar paimsiu, bet kurią spalvą, ar ne? Tai kas čia per siūlai? Tai čia yra Manos Marina siūlai 100% merino vilnelė. Sudėtis, ar ne? Ir čia kamaliuke yra 100 gramų, tokios vat sruogelės, ar ne? Ir 100 gramų yra 800 metrų. Taip, tiesiog rekomenduoja megzti 275 virbalais, bet aš jums papasakosiu tikrai daugiau galimybių. Yra super wash, vadinama merino vilna. Ir ši merino vilna yra vienos gijos. Ir išmezgus lyg turi tokį pasidengę tokiu pūkeliu, kaip kas būdinga Kašmyrui. Ir netgi per mezgimo vakarą vieną megztą iš šių siūlų skarą, dar pamenu, viena mezgėja užsidėjo ant kaklo ir sėdėjo, sako, nu čia tai Kašmyras. Tai mes sakom, čia yra merino vilna 100%, nu net nustebo labai, nu kaip čia ne, sako, ką jūs čia šneka, čia yra Kašmyras. Tai va nuostabi merino vilnelė, kuri yra dažoma kaimo moterų pietų Urugvajuje. Ir taip, jausmas, kad yra Kašmyras, ar ne? Ką galima megzti? Galima megzti skareles, skaras, šalikus, kažkokius šalikus, skraistes, apsigobti. Taip pat suknelę galit nusimegzti, taip pat galit nusimegzti megztuką. Žodžiu, tinka ne tik megzti virbalais, bet tinka ir nerti vąšeliu, tarkim kokią skarą. Kas mėgstat, kas virbalais nelabai draugaujat, nes yra tikrai vieni labiau su virbalais, kiti daugiau su vąšeliu, ar ne? Arba yra tokių mezgėjų, kurioms pabosta virbalai, sako, dabar noriu jau su vąšeliu kažką nuveikti, ar ne? Tai iš tikrųjų spalvos. Ši kolekcija, matote, išsiskiria savo spalvomis. Kai kurie siūlai yra Grand Hotel šita spalva. Kai kurie siūlai turi labai stiprius perėjimus, kas tikrai labai žavi ir įdomu iš tokių siūlų megzti. Kiti, matot, yra tokie neutralesni, nėra ryškių spalvų, kažkokių baltų, mėlynų arba raudonų, žalių kažkokių. Jie tokie natūralesni, švelnesni, ar ne? Ir
Taip, tai dabar būtent vat, šitos subtilios ir visokiausios spalvos ir tie perėjimai, kai tu mezgi, tai ypatingai smagu megzti ir susikuria tokia lyg mezgimo terapija, ar ne, mezgant. Nes labai smagu tos spalvų perėjimus, pasikeitimus stebėti. Ką čia dar spalvą parodysiu, kol kalbu apie šitos siūlus. Šitie siūlai yra labai minkštučiai, labai švelnučiai, pasakiški. Galite drąsiai dėti prie kaklo, niekas nekutens. Taip, ką daugiau apie juos, ką įdomaus. Aha, kad nerti galima pasakiau. Tai va, jie yra dažyti rankomis, ar ne, kaimo moterų ir yra dažomi iki 6 kartų. Tai labai sunku sukontroliuoti, kad būtų labai idealios tos vienodos sruogelės ir jos yra skirtingos. Netgi viena, tarkim, spalva gali būti vienokių perėjimų, nors tuo pačiu pavadinimu tie patys dažai ar nenaudoti, o kita sruogelė jau šiek tiek gali būti tamsesnė. Tai čia irgi yra toks išskirtinumas kolekcijos ir kartais gaunam, žinokit, atrodo ta pati spalva, bet labai skiriasi atspalvis, galvojam, kad jau čia skiriasi, ar ne? Visai kita spalva, bet ne, yra ta pati spalva. Ir dažytoja pasirašo, uždeda Alicija. Va, šią sruogą nudažė Alicija, yra jos vardas. Kiekvienas dažytojas pasirašo savo vardą, reiškia, kad nudažė, ar ne. Na, o šitie siūlai nudažomi, ar ne, katiluose, kurie yra kaitinami iš apačios arba dujomis arba malkomis. Tas kaimas toks senoviškas. Ir jo, šitie siūlai yra nudažyti džiovinami saulėje gryname ore. Ir tiesiog kaime, laukuose sudžiaustyti ant tokių reiškia ir kolų ar neištemptų virvelių, ir apačiai ir vištos vaikšto, ir šunis bėgioja ir taip toliau. Tai va tokia egzotika iš tolimosios Pietų Amerikos atkeliauja siūlai, ar ne? Taip. Na ką, ir dabar, kad numegzti vieną skarą, užtenka tik vienos gijos, ar ne? Ir taip, tai dabar noriu parodyti jums derinukus. Galima megzti, reiškia, šituos siūlus vieną giją, bet galime mes derinukus padaryti. Tarkim, mano skara už manęs, ar ne, yra ant manekeno, ji yra megzta iš, kur dabar mano spalva? Va štai, matote, kokia įdomi ryški spalva, o mano skara visai ne taip atrodo, nes aš ją prigesinau, pridėjau va štai tokį lengvą rožinę pudrą, tokį atspalvį, ir prisigesino spalvos, tapo ramesnės. Jeigu jūs pridėsite taip, jau čia susimaišiau, dabar parodysiu tada iš eilės, kad nesusimaišyčiau. Tai va, žodžiu, prie Grand Hotel spalvos labai gražiai dera Mahero spalvos. Galite imti 3 skirtingas, kaip čia geriau, kad matytųsi. Ir tarkim, kur balta sruoga, galit megzti baltą Maherą. Kur elektrinę sruogą galit dėti jau elektrinę, ar ne? Kur violetinę kažkokią dėti violetinę. Arba tiesiog noriu pašviesinti, imu taip, tokį derinuką, noriu kažkokio tokio ramesnio, arba noriu tamsesnio, renkuosi elektrinę, ar ne? Žodžiu, variantų įvairiausių. Toliau, labai graži nauja spalva. Tikrai mes visada rodome tokias ryškias, o ši yra piedra. Spalva piedra. Tokie samaniniai, bet tokie prigesinti ir lyg rožinės prigesintos matosi spalvos. Matot, kokie jie purūs yra. Ir jie visai nesunkus. Ir kas
nu kaip čia dabar gražiai sudėti. Va štai, pasiūlymas jums, tada irgi va, norit vieną imat spalvą, norit, va, kaip gražiai su šita, ar ne? Norit visas tris, mezgat kartu. Čia yra piedra spalva, labai tokia graži, rami. Aš irgi grožiuosi spalvomis. Na ir čia yra petrol. Oi, kokia tamsi. Nu, tokia labai, va. Elektrinė, žodžiu, nežinau, kaip jums matosi ekrane. Ji yra elektrinė, taip pat turim derinukų. Galim pašviesinti, kas mėgsta elektrinės spalvas. Galim pašviesinti, galim šiek tiek duoti tamsumo. Žodžiu, taip. Petrol spalva, dedu į šoną. Dar viena spalva graži, nobuk, jos nebuvo pas mus. Tai yra lyg tokia rusva, pilka, pilkšvai rusva. Ir šiek tiek balkšvos, va matot, matosi, ar ne? Ką prie jos mes turim? Manau taip, kažkas va tokio. Irgi va, tai matot kaip gražu, ar ne? Sakau, galit mėgsti vieną giją, galit dėti įvairiausiai, derinti kartu su machera. Taip, kas dar? Tai čia mango spalva, kurią pačią pirmą paėmiau, kažkaip ryškios spalvos man iš karto krenta į akis. Nagi, argi neskanu, parašykit ką nors. Oi, kaip skaniai atrodo. Mango spalva. Va. Ir persikėlis tinka. Yra ir geltonos šiek tiek. Va, kažkur geltona. Va, ir yra, galima imti vien tik tai šią. Labai skaniai saldžiai taip atrodo. Taip, taip. Ir aš pritariu. Taip, toliau. Kas toliau? Toliau yra... Nu štai, toks gražus frecija spalva. Nors galima iš tikrųjų čia ir ketvirtą spalvą įdėti. Va, jau čia man reikėtų stovo ar ne kažkokio, nes nepalaikau. Tiesiog kiek gražių siūlų, matot, frecija. Gėlės man kažkokios. Ir žydra. Tinka. O macheras derinam iš visų, žinokit, ne tik iš dropsų. Čia, tarkim, riko labai tinka kartais mums. Va, ir žalia. Ir pistacijų galim prigesinti. Nu, pasak, ar ne? Fresija spalva. Taip, kas dar? Oi, čia tokia šalta, gan šalta. Tikrai ištarsiu dabar taip, kaip rašosi, boricua spalva, kuri turi šalto tokio žydrumo ir violetinumo. Nu, įsivaizduojat, tai jau violetinė su žydra, tai matot kokios, jau yra šalti atspalviai, ar ne? Nu va, taip derinukas būtų. Čia juodaplaukiams, tamsiaplaukiams labai gražu, ar ne? Ir levandų spalva. Čia dar šviesesnė alyvinė, žodžiu, nes irgi, va, matot, yra alyvų spalvos, ar ne? Toks derinukas. Toliau dar vienas yra suedė spalva. Deda jo tokius keistus pavadinimus. Vienus eina išsiversti, kitus nelabai. Tai taip ir gyvenam, ar ne? Jo, čia yra viršuje balta spalva macheros, per vidurį yra tokia kreminė graži, matot, skiriasi, ar ne? Ir apačioje rusva. Tai va, prašau, kaip gražiai dera. Tiesa, visus tos rinkinukus, derinukus mes sufotografuosim ir sukelsim į patogią vietą, kad būtų
su visais skaičiukais jums labai aišku. Gal netgi pačią elektroninę parduotuvę sukelsim, surašysim, kad jūs galėtumėt be vargo išsirinkti. Nu labai graži, labai graži. Aš atrodo ir pati grožiuosi. Tikriausiai reikės jau irgi čiupt kažką naujo pradėti mėgsti. Taip, čia yra spalva butija. Jos neturėjom, taip pat atvyko jau minkštutė. Ir reikia gražiai rodyti, net virkščiai. Va šitaip, ar ne? Va štai tokias spalvas. Va, butija turi irgi ir rožinės, ir geltonos, ir rudos. Tai va tinka tokie derinukai. Va šita šantung spalva. Nu tokia, wow. Graži. O šantung derinuko nebematau. Jau susimaišėm. Aha, dar yra. Na, čia džinsas, kuris yra tikrai irgi populiarus. Džinsinės žydros spalvos tikrai labai jūsų mėgstamas lietuvaičių. Oi. Va, čia ravanai pas mus. O, sudėrėjo ravanai su Urugvajaus siūlais, ar ne? Oi, kaip gražu. Va, galima patamsinti, jeigu aš noriu tamsiau. Vat, prašau ir sukuriu savo derinį. Žalia arboretum spalva, ji daug metų jau pas mus. Iš tikrųjų, šios siūlus turim labai daug metų, labai jos mylim. Pačios mezgam iš šitų siūlų. Nu, žodžiu, irgi derinukai. Čia būtų mahera dropsų, ar ne? Tai labai man patinka. Nu, galima dėti, prigesinti. Kaip aš prigesinau savo šią spalvą violetinę, taip galima prigesinti ir bet kokią kitą spalvą. Aha, tai mano šita ar ne. Na, galite ir suaktyvinti ryškį. Čia jos pavadinimas, mano mėgstas, buvo grapė. Vynuogės tikriausiai, ar ne, išvertus. Štai. Irgi tokie perėjimai gražūs, violetiniai, rožiniai. Nu, va, matot kaip. Na, čia jau tikrai jau užtamsintume su šita spalva. Va, yra tokie, ne, panašus atspalviai. Tai žinokit, kad ir kokius siūlus išsirinksit, kad ir kokius derinukus sukursit, sugalvosit, niekada neprašausit, bus labai labai gražu. Tai ką, aprodžiau Manos Marina siūlus iš Urugvajaus. Na, o dabar... Taip, apie skarų mezgimą. Tai ar mezgate skaras? Ar mezgate skaras? Parašykit. Megzti skarą man pačiai yra be galo įdomu. Tai tiesiog užhipnotizuoja, ten kažkokį raštelį įdedi, skaičiuoti nereikia, kaip tarkim reglanui, ten stebėti su skaičiuokliais, skaičiuotuvais elektriniais ar ne, pasispaudi eilės mezginio ar ne. O skarą megzti taip, jeigu raštelis kažkoks yra, tu paskaičiuoti turi nepamiršti, kada atlikti tam tikrose vietose platinimą, bet tai yra gan nesudėtinga megzti ir nedidelis mezginys pasimti į kelionę, keliauti kažkur ar ne, tai kai tu baiginėjai megztinį ir tau liko tik rankovės megzti, tai tu tą visą megztinį ir tampaisi visur, ar ne, tą mezginį. Na, o skara, jin tokia nėra didelė, ar ne, ir tiesiog telpa bet kur, keliauti galima kartu, ar ne. Ir siūlų daug nereikia, čia matau klausimą, kiek siūlų reikia. Tai vienai tokiai skarai užtenka vienos sruogos, 100 gramų, jeigu yra ar ne, arba jeigu storesni siūlai, gali ir 2 kamuoliukų. 1-2 kamuoliukų įprastai, ar ne, užtenka skareliai. Tai dabar noriu pasidalinti būtent kaip aš mezgu skarą modeliukais. Va, matot, yra paruošiam pirmą paveiksliuką ir antrą.
Tai visiems, kas nemezgia iš tikrųjų skarų, atrodo, kad megzti reikia tiesiog trikampę tą formą, ar ne? Va yra trikampio formos skara ir yra širdelės formos skara. Tai trikampės formos skara, jeigu megzite tokią, kuomet yra platinimai atliekami vienodai ir per vidurį, per centrą, matote, yra rodiklytė, nuo kur prasideda mezgimas skaros, ar ne? Vienodai platiname centre ir vienodai platiname šonuose. Tai bus lygiakraštis toks, ar ne, trikampis, kuris šiek tiek bus nepatogus nešioti. Ką noriu parodyti, kad širdelės formos skara yra, ji apgaubia labai gražiai pečius ir masės yra ant krūtinės daugiau, tau yra galų reikiamas kiekis užsirišti ir daug patogiau širdelės. Ir aš, pavyzdžiui, kiek mezgu skarų, kiek esu jau numezgusi, aš visada mezgu širdelės formą. Tai širdelės forma yra irgi platinimas atliekamas centre, kiekvienoje gerojoje eilėje, na, o šonuose mes platiname, kraštuose platiname iš pradžių. Pusę skaros mezgame kaip ir trikampę, platiname tik gerosiose eilėse, na, o nuo tos vietos, kada norim jau tą širdelę formuoti rietimas tų kraštų, ar ne, tai galima, nuo pusės skaros galima trečdalis skaros pasilikti, platinamas atliekamas yra ir gerosiose eilėse, ir blogosiose eilėse. Tai va, čia toks mano pasidalinimas. Ir mano skara. That I could never forget the way you told me everything by saying nothing. In a manner of speaking, I just want to say that I could never forget the way you told me everything. That I could never forget the way you told. Na ir skarose, taip, man gražu, kai yra gerosios akys ir tam tikri intervalai, ar ne, čia dabar nesimatys, bet irgi yra ripsas įpintas, to parodysiu iš arčiau, dar viena megzta, čia mano skara, ar ne, man gražu, kai yra intervalai tokie, vat, tarkim, sprindžio dydžio, va, matot, ar ne, ir tiesiog renkuosi raštą tokį, koks šauna į galvą. Tai gerosios vat akis, ar ne, tai paskui kažkoks kiauraraštis, tiesiog paprastutis, suimu akis ir uždedu. Vėl gerosios lygusis mezgimas, na irgi vėl kažkoks kiauraraštis, ar ne. Ir kaip mezgu, tai viskas prasideda nuo 3 akių, kur mūsų centrukas. Taip, mūsų yra centras, 3 akis užsidedu, mezgu ripsu 6 eiles, iš šono 3 akis susirenku, 3 akis iš kito šono, ar ne, įsidedu žymeklius ir viskas, ir pirmin. Ačiū širdelės formos schemą, jos kaip tik ir trūko man. Tai dabar noriu akivaizdžiai parodyti, trikampę sumezgusi dalę raš, ar ne? Tai dabar noriu parodyti, kaip čia dabar tilpti į ekraną. Va matot, kaip užsiriečia, va šitaip užsiriečia. Ir parodysiu, pademonstruosiu. Vat, užsiriečia va šitie galai, ar ne? Nu ir tu gali, žodžiu, ir užsirišti. Nu va. Taip, čia dar iš Monsanto story pasidalinau šitą skarą šiandien, matėt? Tai irgi va, matot? Iškart matosi, nuo kur eina va centras, ar ne? Eina tiesiai ir paskui kažkur va, ar per pusę, ar per likus trečdaliui jau reikia uždėti dvigubai daugiau užmetimų. Ir ne tik gerosiose eilėse, bet ir išvirkščiosiose. Taip, ir dar vat noriu parodyti mano šis skara, ar ne, tikrai jinai yra labai didelė.
per centrą yra metras, man atrodo, aš pasimatavau. Jo, per centrą yra metras, o nuo krašto iki kito krašto yra, taip, 2,60 m. Taip, 2,60 m. Tai dabar matot, kokių reikia virbalų ilgų, ar ne? Taip, nuo krašto iki krašto 2,60 m. Ir man labai patinka, nes pats tas, niekur netrūksta nieko, patogu nešioti. Taip, tai virbalus mes renkamės ilgus, 1,20 m. Taip, metras 1,20 m gal. Aš 1,20 m imu ir siūlau jums būtent šitą derinį megzti su košiucu. Galit širotakį imti. Širotakiai yra šiek tiek netokie slidus. Šitie slidesni šiek tiek, ar ne? Bet bambukas labai smagiai kabina ir labai gerai mezga. Tai vat mano tokios rekomendacijos. Na, o tiesa, dar parodysiu. Taip, kadangi aš mezgiau šitą skarą 5,5 numerio virbalais, dėjau kartu, tarkim, macherą, ar ne? Bet jūs galite, nenorite tos macheros, ar ne? Ne visi nori, gal kitiem ir pakutenti gali, nors skarą aš nešioju, tarkim, ant aukštų kaklų striukių ar paltų ir man nesijaučia nieko, jokio kutenimo. Na, o mezgant iš vienos gijos, jums vis pilnumoje užtenka 2,75 virbalų, tokio dydžio. Ir galiu parodyti, kaip gražiai, kažkada irgi dalinausi, labai graži skara, va, koks margumas, koks išmarginimas, nuostabu, labai gražu. Aš džiaugiuosi, man patinka, tikiuosi patinka ir jums. Kiek kamoliukų moheros? Kiek kamoliukų? Ingrida klausia, moheros reikia pridėti prie to vieno margo. Tai, kad išsimegstų visa sruoga, ar ne, ir nusimegstų tikrai didelę skarą 5,5 numerio virbalais, mums reikia 3 kamoliukų. 3. Užtat ir derinukus, čia parodžiau jums 3 matot, tai jūs galite imti 3 vienodas moheras, galite imti 3 skirtingus atspalvius, ar ne? Ir megzti kartu. Dėl to įrodžiau jums tuos derinius. Tai va taip. Ir taip aptariau. Na, o skaras numezgus, iš tikrųjų reikia jas blokuoti, ar ne? Išskalbus, ir kas tai yra blokavimas. Tai blokavimas, jisai yra numegzto mezginio, išskalbto mezginio atstatymas, suformavimas, ar ne? Jis išdžiūna taip, tik tais taip, kaip jūs suformuojate. Ką mes naudojame? Tarkim, yra mezgėjoms palengvinantis ir kilimėliai. Aš atsimenu, ką aš darydavau. Aš, tarkim, didelę skarą išsitiesiu ant sofos, prisitiesiu šrotinių rankšluosčių, gerai, drėgmė ant tos sofkutės, ar ne, tą skarą šlapia ten, su adatėlėmis smaigščiau. Nu, nereikia taip daryti, yra šiais laikais, va, prašau, kilimėliai, susidedi kokio nori dydžio ir ant jo gali formuoti šlapią skarą, tarkim, ar ne? Taip. Ir dar vienas produktas yra pas mus. Kas mezgate skaras ir norite ją gražiai suformuoti, tai yra tokios vielos, matot, yra produktas, tokia tuta, net į ekraną netelpa. Ir iškart perspėju, mes taip pat elektroniniai parduotuviai parašėm prie šito produkto, kad nesiunčiame paštomatais. Na, tiesiog šita prekė netelpa į paštomatą, tai jeigu perkate šitokio dydžio prekę, jau reikėtų rinktis DPD kurjerį į namus. Taip, tai čia yra vielos, 6 vienetai 95 cm, beveik metro, parodysiu, tokios velutės, 6 yra 50. Nu, iškriskit, kur jūs pasislėpėt. Ojojoj, tai va, tokia tuta.
Ir vat yra dar mažutės, ar ne? Tai ką jūs daro, tą vielą prakišate pro kraštą, ar ne? Ir su adatėlių pagalba prismaigstote, pritvirtinate prie kilimėlio, ant kilimėlio. Mylimiausia siūlai Machera Jurgita rašo. Kaip smagu, kaip gerai. Tai vat, toks yra palengvinimas, bet jeigu jūs tų vielų neturit, galit tarkim blokuoti ir paprasčiau. Ant kilimėlio ar ant kažkokio, ką jūs turit, ar ne, yra tokios šukutės. Ar ne, matot, naudojat ar nenaudojat? Tutaliuks. Tetaliuks, aš perskaičiau tetaliuks ir pagalvojau, kokia čia ta teta. Taip, yra tokios šukutės, matote, ir jūs tą skarą galite tiesiog, kaip dabar parodyt, vat, įsmeigiau ar ne, ir patempiau ir čiukšt ant to minkšto blokavimo kilimėlio. Susmaigščiau. Na, o tokios dėžutės visai neblogos yra, nes yra ir mažyčiai, ar ne, mažesni tokie, ir didesni. O čia iš Mindful serijos, matot, jau yra ir ženklai tie Mindful serijos, gėlės tos gražios, mandalos. Tai vat labai puikia priemonė blokavimui. Išsilygina akis, susistato formą. Būtina blokuoti, aš sakyčiau, ar ne? Paskui turim vaivorykštės, tokį blokatoriuką. Ir čia, aišku, visokie adatėlės visokios gražios, ir stiklo karoliukai iš siknitų, ir perlo galvutės. Tai yra adatėlės, bet jos yra ilgesnės, matot? Taip, kas daugiau? Taip, turime kloverio adatėlės. Jos yra dvigubos. Dėžutėje saugiai supakuota. O jūs žinot, su kuo aš skaras blokuodavau, ne tik skaras ir kitus mezginius, kai man reikėdavo, tarkim, kažkokį kraštą ištiesinti. Tai aš turėjau labai daug siuvimo adatų. Tai aš jas ir sulaužiau, ir sulankščiau. Žodžiu, aš neturėjau tokių smeigtukų, kurie yra tvirti, stori, tokie T formos, va, T raidelės formos, smeigtukai. Ir dėžutėje yra jų 50. Va, ir viskas. Ir nereikia nei pirštų susibadyti, kaip aš tada seniau. Ir, žodžiu, labai patogu. Dar yra iš tulipo. Tulpelių tokie smeigtukai. Ai, tai va, aš tokių adatėlių turėjau. Va, tokių adatėlių siuvimo prisidėdavau kokį 50 adatėlių ir su tom adatėliam vargdavau. Dabar vargti nebereikia. Na, o dar skarų mezgime labai svarbu, minėjau, žymekliai, ar ne, kam jie reikalingi. Tai žymekliai yra skirti pasižymėti platinimo vietas šonuose, kraštuose ir per vidurį. Tai kas mėgsta gėlytes, tai yra tulpelės, užsisega. Nu, patys populiariausi dropsiukai, nes šių yra, matot, labai daug. Čia jau yra va, tik tiek, man atrodo, 7 tulpelės. Nepasakiau, kad yra, vienos yra S dydžio, tai yra mažytės, o kiti yra didesni. M-as ar L-as ir yra tokios didesnės, jos skiriasi. Tai jeigu mezgat vien skaras iš Macheros, tarkim, ar ne, tai man norėtųsi jau smulkesnių tų žymekliukų. Jeigu mezgate kažką storesnio, kaip tarkim iš Monsanto skarą, ar ne, tai jau galima stambesnius, tarkim dropsų, čia yra net 30 žymeklių, 30 vienetų, jie yra tokie jau stambesni žymekliukai. Na, o kam patinka tokie įdomesni dalykai, tai žinau dar, kad jūs tokie, ne visiems patinka šitokie elementai. Tuoj parodysiu, gražiai paimsiu. Nusisuka. Nu, žodžiu, matot simbolis koksai. Netgi, vat,
tokios kaukoliukai tokie yra pagaminti mezgėjams. Žodžiu, mezginio akių žymekliai, susižymėti. Lantern Moon, labai gražus, organzos maišelyje žymekliukai, tai yra tokie kutosiukai. Va, tokių įvairių spalvų. Jie jau yra labai smulkučiai, ant tokios labai plonos vėlytės irgi jau tinka megzti iš plonų siūlų. Kai mezgate iš plonų siūlų, tinka užsidėti juos ir žymėti mezgimo vietas. Taip, ką aš dar turiu? Mindful. Taip, yra čakros. 7 čakros yra. Taip, kiekvienas turi savo pavadinimą. Čakros ir jos gražiai yra ant tokio, va, prašau. Nežinau, ar jūs girdit ar negirdit, bet mezgant ir naudojant šiuos žymeklius susidaro toks skambėjimas. Toks skambėjimas jis savotiškai irgi ramina. Tiesa, pastebėjome, kad jie pasidabruoti gali, jeigu mezgate su metaliniais virbalais, gali šiek tiek apsitrinti. Taip nutiko vienai mezgėjai, tai tiesiog tokį pastebėjimą. Kas mezgat su mediniais, to neturėtų būti, arba su bambuko, ar ne? Labai gražus. Taip. Na ir dar paprasti, čia toks jau būtų mega pekas. Mega. Ką reiškia mega? Labai daug, va, matot, kiek daug visokių mėtinės spalvos. Tai va, labai va, geri va, tie įsegami, kur noriu ten įsegų, kur reikia išimų, nes tinka pasižymėti, tarkim, eilę kažkokią arba klaidą kažkokią, ar ne, kur padariau. Taip. Nu, va, čia tokie dideli, jie yra plasmasiniai. O čia mažiukai tokie va, mažiukai. Ir standartiniai, užsegami, paprasti, ar ne, tokios spynelės vadinamas. Dropsų žymekliai ar minkšti, ar nelūžtantis. Dropsų žymekliai yra tikrai nelūžtantis, turiu juos, nežinau, 10 metų tikrai, ir jie dabar yra pakeitę savo spalvą, kaip matote, buvo šiek tiek kitokie, ar ne? Ir dabar tokie geltoni ir tamsiai žali ir salotiniai. Ryškus tokie, keliantis nuotaiką. Juos tikrai galit drąsiai megzti, su jais jie nelūžta. Žinot, kokia problema yra vienintelė? Pasakysiu. Vienintelė problema, kad jie išsibarsto, kad jų kažkaip sumažėja ir nesupranti, kur jie su kojytėm pabėga vis. Tai va, tiek ar ne, aprodžiau ir kaip tik standartiškai žiūriu, valanda ir praėjo. Taip, tiesa, dar vat, nepaminėjau, kad labai patogu yra susisukti su suktukais. Irgi turim pas save suktukų. Susisukti sruogas. Tai mezgant iš šitų sruogų yra malonumas ne tik megzti, kaip minėjau, bet malonumas suvyti siūlus. Kai jūs įsigyjat, kai jūs pradedat megzti, neskubėkite, nesinervuokite, nesijaudinkite, vykite siūlą į kamuoliuką ir džiaukitės kiekvienu prisilietimu prie šių siūlų. Tai man taip atrodo kamuoliukai susukti, taip susisukam ir patogiau megzti, ar ne? Tikriausiai jau, dar norėjau parodyti. Nu, labai gražu, žinokit, šitie siūlai Monsanto, čia dar kitoks, ar ne, margenimas, išsimargavimas. Oi, nu dabar čia iš jaudulio žodžiu nebeužsirišiu, bet tai va bėgantis žymekliai. Taip bėga, koks siūlas buvo, kur numegzta skara šita. Šita, Edita, ar šita? Matot, už mano, čia va rodu, už mano nugaros yra Monsanto siūlai. Taip,
Ši mano skara yra minkštutė, švelnutė ir lengvutė, kaip pukelis, nes labai ploni siūlai 5 numerio virbalais, ar ne? O šie yra vilna. Jau yra vilna, 92% ir 8% akrilikas. Akrilas. Kur čia tas pavadinimas? Rosarijos 4, Monsanto. Tai va, būtent šita skara yra megzta iš šitos spalvos 7 numerio siūlų. Ir dar turime nebedaug. Dar galima numegzti 2 skaras. Šiai skarai 2 kamoliukai. Bet mes dar turim gražią, rudenišką tokią vat spalvą. Dar vienas derinukas 9 numeris yra. Ir dar kokie čia 13 numeris. Va, tokie mėlyni, violetiniai ir oranžiniai atspalviai. Ir taip, dar lentų nepristačiau, dar norėjau apie lentas. Paliksiu kitam kartui. Taip, gerai? Su kokiu numeriu virbalų mezgėte? Jeigu apie šitą skarą, žinokit, dabar aš nebepasakysiu. Šiaip rekomenduoja, šitai skarai gal 2 metai jau praėjo nuo numezgimo. Ir rekomenduoja 4,5, tai manau panašiai reiktų, nes čia vilna yra tokia nemerino, kur yra lastinga, negali nešioti, alergiška kanda. Daiva, kam jūs esate alergiška? Vilnai ar macherai? Nes dažnai macheros negali pernešti. Taip, dar vat greituoju būdu apie šitas lentas. Na, iš tikrųjų, mezgam tos raštus, ar ne, pinutes, kiauraraščius visokiausius. Ir čia dar vienas toks palengvinimas. Tiesiog, atrodo kaip blanknotas, ar ne, atsidarau. Ir yra taip. Čia prisisegu. Va, prisisegu ir turiu tokį stovėlį. Šitai. Čia yra kišenėlė susidėti ir netgi tušinukas. Va, matot, tušinukas yra, jis įeina į komplektą. Na, o čia aš užsidedu kažkokį lapą, ar ne, raštą atspausdintą, yra magnetukai ir yra juostelė magnetinė. Ir reiškia, išmeskiau vieną eilutę, pasikėliau viršų. Mezgu sekančią eilutę. Kaip patogu, kaip greitai galima skaityti schemas. Tai labai labai palengvina, pagreitina mezgimą. Čia yra mažesnis mezgimo aistra. Taip, čia yra mažesnis, bet dar turim ir didelę. Didelę tokią. Mat, labai graži. Taip jos ir vadinasi, mezgimo schemų lentos. Va. Puolu atidarinėti. Tokia mėlyna gėlė. Na, matot, jau čia yra dydis toks. Šios lentos, mažesnės lentos, matot, yra mažesnės. Čia man primena planšetę. Planšetės dydis, o čia yra jau didesnis. Čia jau dideliam lapui pasidėti. Tai va, tai bus tiek šiandien, ar ne? Tai va, jau klausėt apie konkursą, tai noriu dar priminti, kad paraginti dalyvauti Mezgu juodai konkurse ir pasidalinti su savo draugais, su mezgančiais galbūt ir ne. Ir kitą ketvirtadienį rinksim 5 laiminguosius live transliacijos metu 20 valandą. Aš tikiuosi, kad jūs tikrai susirinksit ir kviečiu toliau stebėti mus socialiniuose tinkluose, YouTube, prenumeruoti, stebėti story, dalyvauti. Ačiū, kad rašote savo klausimus. Ir ačiū visiems, kurie šią valandą, šį ketvirtadienį keliavo kartu su manimi po gražų mezginių pasaulį. Ačiū Jums, kad buvot kartu ir iki sekančio ketvirtadienio. Ate.